nereikėjo tų vyrų. Bertaučiai kaimelis nedidelis. Ten gal kokie 6 ūkininkai te buvo. Petraičiai buvo bagučiausi iš visą kaimą. Atėjus pjovimui visi eidavo pas Petraitį. Ji praminė valščiumu. Aš ten ir pas giminės esu bandaganius. Jie mane norėjo pasiimti, bet aš nejau. Sakau, aš už dyką dirbsiu jam visą gyvenimą. Tai tada saka, gal už vyrą išeisi, mes dalį kokią pridėsime. Sakiau, man nereik ni tų vyrų, ni tų dalių. Taip palikau senmergę, taip neapsivečiau. Manęs netraukia ta ženatvė. Vien senis laukia, kol aš užaugsiu, toks Trackas. Daugiau, kai jau sulaukia, saka, a tu eisi už manęs, a ne? Sakau, aš apsigalvojau, kad aš vieną geriau gyvensiu ir už jokią vyrą neisiu. Nu, tai žmogelis po to išėjo toliau ir apsivedė. Pasakoja Salomėja Petraitytė iš Tautginių Parjoniškio Aušros gimnazijas Krašto kultūros centro ekspedicija. Paskaitė Rita Urniežiūtė. Varlės kilmė. Kad motina švenčiausia bėgusi į Egiptą su savo sūnum, rado žmogų šaly kelio, rugius besėjantį, pasakius, padėk Diev žmogel, rytoj ateisi ir pjausi tuos rugius. O mergelą Biržijus ir da pasakius motina švenčiausia, kai tuos rugius pjausi, kad atsigintų mane kokie neprieteliai ir klaustų, ar nenubėga tuo keliu, be nematėt moteriškę su sūnum? Pasakyk jiem, kai tuos rugius sėjom, matėm, tada nubėga. Ant rytojaus atein Gaspadorius, žiūri, gatavi, pribrendę, nunokę. Pasiėmė šeimyną ir pjaunas. Bepjaunant pamatė, atbėg, atsigen ir sustoja ties jais ir paklaus, ar nematėt, ar nenubėga čion tuo keliu moteriškė su sūnum? Mergelą atsiliepus, vaka nubėga. Gaspadorius saka, tylėk, kai varlė nelojus. Ta mergelą į pavirtusi varlą, o tiem gynėjam pasakęs, kai tuos rugius sėjau, tai tada mačiau nubėga. Tie mislija, kada tuos rugius sėja, dabar jau pjaun, kur mes ją bepavysime? Jis sugrįžė atgal. Tai užtat, mat varlė tokį kai mergelą. Šiaurės Lietuvos pasakos surinko Matas Lančiauskas, paskaitė Sofija Jonaitytė.